Sveiki. Šiandien norėčiau pakalbėti su tais, kurie ieško gyvenime naujų pokyčių, naujos energijos savyje. Norėčiau pasidalinti likiminėmis mintimis, kuri viena mintis galėtų pakeisti gyvenimą. Padėti žmogui duoti naują impulsą, naują gyvenimo kelią. Pradėsiu nuo konkretaus pavyzdžio iš šeimos, kurią aš gerai pažįstu ir iki šiol. Tai buvo, tėvas dirbo Vilniaus universitete, profesorius, dėsto. Sūnus susižavėjęs tuo metu, tai buvo prieš 21 metų, susižavėjęs buvo filmas Asmens sargybinis. Jam labai patiko ta asmens sargybinio romantika, kaip jis saugo, kaip jis tą bosą išgelbsti iš visokių situacijų ir taip toliau, taip toliau. Jis lankė sporto klubą, treniravosi ir ruošėsi būtent šito asmens sargybinio daliai. Kartą per pietus atėjo prie pietų stalo, atėjo žmogus ir jo paklausė: Rimai, o kodėl tu nori būti asmens sargybiniu, tik asmens sargybiniu, o tu ir nepagalvo, kad tu gali būti tuo žmogum, kurį reikėtų saugoti. Štai tai buvo likiminė mintis. Jaunas žmogus, stojo į universitetą, baigė teisę, dabar jis dirba garsiu advokatu, kai kada jam reikia, kad jį ir pasaugotų asmens sargybinis. Štai likiminė mintis. Ta mintį dabar mes galim pasidalinti net keliom, tarsi vietoj to sutikto žmogaus mes pasidalinam mintimi. Ta mintį galite perskaityti, galite išgirsti, jos reikia laukti, reikia jos norėti. Man atrodo, kad aš kalbuosi būtent su norinčiais, to kitaip jie neprisijungtų prie mūsų pokalbių. Taip, tai štai pirma mintis. Jei nori gyventi kitaip, o nenori gyventi kitaip, man atrodo, tik miegantis žmogus. Jei nori gyventi kitaip, yra vienas kelias. Daryk tai, ko nedarei. Nori gyventi kitaip, tai daryk tai, ko nedarei. Paprasta mintis, paprasta logika, paprasta tiesa, o tuo pačiu stebuklinga. Nes daugelis žmonių būtent gyvena kitų principų pagal kitą dėsnį. Jie daro 1000 kartų tą patį ir keiksnodami laukia naujo rezultato ir nesulaukia ir pyksta, kodėl daro ir vis tiek tas pats. Jie daro tą patį. Štai ir yra atradimas, ne? Nedaryk to, ką darei, daryk to. Taip, kiekvienam atskiras kelias. Gavot šitą mintį, priėmė tau su mintį arba praleidot, reiškia, jums nelemta. Reiks dar gyventi iki sekančio mūsų pokalbių, kaip gyvenot. Ne, imkit ją, aš linkiu, aš naudojuosi pats ir linkiu, kad jūs naudotumės. Antras energetinis principas. Praleidai progą nuliūsti, laimėjai džiaugsmą. Nustok ginčytis su kuris tik ir nori, kad tu su juo ginčytum. Jis nori tau savo minčių, kuriomis tiki ar netiki. Jis turi tą trafaretinį mintį, tą televizinę mintį ir grūda visiems. Nustok ginčytis, pagailėk to žmogaus. Tu pyksti, bet ant ko tu pyksti savimi, savo kūnu, savo sielą, savo protu, savo širdimi. Trečias mintis, trečias sutiktas žmogus. Įsivaizduoju, kad kiekviena mintis tai sutikimo žmogo, kuris likimo atsiųstas ir mums duoda pokytį, duoda naują impulsą gyvenimo. Žmogui daug nereikia, bet reikia daug, kad tai suprastų. Žmogui daug nereikia, bet kartais reikia labai daug, kad tai suprastum. Daugelis to ir nenori suprasti, ir nesupranta, ir nenori suprasti. Jiems reikia 3 namų, jiems reikia sklypo, dar turi žemės, dar išsinuomoti, dar daugiau ir galų gale palikimą užrašo didesnį skaičių. Bet jis neturėjo laiko savo gyventi. Jis nematė dangaus, jis nematė mylimosios, jis nematė ten ir vaikų ir neturėjo to tikro žmogiško paprasčiausio džiaugsmo. Bet jis turėjo, kaip tas arkliukas įkinkytas į plūgą, arė ir dar viso lauko niekad nesuars iki pat sniego. Taip. Yra graži mintis, mokėti džiaugtis tuo, ką turi, tai ir laimės dovana.
bet ta dovana gali apsidovanoti pats savim. Dar viena graži mintis į tą temą, kaip gera, kai šalta, o tu turi malkų. Vat čia supras metaforą, taip, ne, šalta, tas pasaulis šalta, dar praveria duris, kad daugiau to šalčio eitų, televizijos, radijos ir visur eina tos žinios su tokiu, net orų prognozės ten grasinančias, noriu pasakyti, ne. Gali pragyventi, pradėk gyventi, štai vėl principas, gali pragyventi, pradėk gyventi, ne. Taip, paskaičiuok, kada gali pradėti džiaugtis. Kai eini į kambarį, apsidaryk, ar tai nėra tik prieškambaris. Aš esu pasakojęs tą istoriją, kai viešbutį gyveno labai kuklus kambariukas, ne, ten durys, ne, į spintą, kambariukas ir spinta. Pasirodo, tai ne spinta, o įėjimas į svetainę, kurią jis sužinojo tik išvažiuodamas iš to viešbučio. Ne? Nebūkim gyvenimo prieškambarį, apsidairykim, ką turim. Ne? Jei tau niekas nepriklauso, tau priklauso vis tiek visas pasaulis. Vat šito principu taip. Prieškambaris tai laikyti save mažu. Aš mažas. Ne. Tu turi viską, ką turi laimingiausiai. Ne? Taip, aš vienam renginyje esu buvęs, tai kalbėjo žmogus, jį pristato su visom regalijom, koks jis profesorius, mokslų daktaras, taip toliau, ten atradimus padaręs mokslinis. Ne, sako, aš pensininkas. Vot jis tarsi iš svetainės išeina jau į tą prieškambarį, net į rūsį nusileidžia. Taip. Jei skauda gyventi, vot aš šitą, jei skauda gyventi, man yra to ištaręs vasaros 5 pacientai, man skauda gyventi. Jei skauda gyventi, skausmą paversk energiją. Pagailėk gyvenimu, gal tam gyvenimui dar labiau skauda. Pasveik gyvenimu, gydykis gyvenimu. Ne? Gyvenime yra visko, ką reikia, kad tu būtum ten alfa, ar kaip ten dabar lyderiu. Tu turi viską. Taip, mes pasidalėm keliais tik impulsais, bet kiekvieną perklausykit iš naujo, bent vieną prisitaikyk, iki sekančio mūsų pokalbio atraskit naują gyvenimo lygmenį, nors vienu laipteliu aukščiau, paskui dar aukščiau. Taip. Kas nori daugiau dirbti, įsijunkit mūsų www.3žvaigždutės.lt svetainę. Ten yra mano FEB, reiškia, fortūnos energetiniai palinkėjimai. Šitos, ką aš kalbėjau, iš ten ir paimta. Fortūnos energetiniai, ten jų gal 50, ne, paimkit, į dieną po vieną peržiūrėkit, ne, perskaitykit, gausit impulsą. Impulsus naudokit, kaip tas, nebūti asmens sargybiniu, o būti to, kurį reikia saugoti. Taip. Svetainė yra ir mano seminarai, įsikalbėjimo terapija, būsenos energetiniai pratimai, yra knyginėlis, ar ne, vaistažodžiai ir taip toliau. Yra skirelis knyga albumas, ne, ir pavyzdžiai, kaip išleisti lengvą knygą, įamžinti savo gyvenimą. Tai yra viena gyvenimo džiaugsmo turėti savo knygą. Tai prašau, galite. Lankykite svetainėje, man labai miela gauti iš jūsų skambučių, mano skirelė kontaktai svetainėje, yra mano visi telefonai, elektroniniai paštai ir visa kita. Ieškokim gyvenime atradimų, darykim tai, ko nedarėm, būkim energingi, būkim laimingi, iki sekančio susitikimo laimingai.